Pavasaris į girią ateina tada, kai joje ištirpsta paskutinis sniego grumstelis. Ta diena tampa bendra girios gyventojų švente, visada pasibaigiančia didžiuoju vakaru. Jūs nerasite tokio, kuris nelauktų didžiojo vakaro pradžios ir jam nesiruoštų. Žinia apie šventės pradžią po visą girią išnešioja uodas. Tai jis visą dieną skraido pašaliais ir visiems primena, kad šventė vyksta didžiausioje girios aikštėje tarp eglių ir beržų. Skriskite tiesiai į saulę, o kai pamatysite eglę dvišakę viršūnę, leiskite žemyn. Eikite šešėlių nubrėžtom linijom, o kai pasieksite tankųjį kadagyną, už jo surasite aikštę. Taip paprastai ir būna. Saulė šviečia dar aukštai, o girios žvėrys ir paukščiai suskrenda, subėga, suropoja ir sugula ant žolės, sutupia ant šakų, atsiremia į medžius ir pradeda šnekučiuotis. Tų šnekų būna visokių, tačiau paprastai kalbama apie tai, kaip pavyko išgyventi žiemą ar geri dabar orai. Tu žinai, nors negaliu suskaičiuoti, atrodo jau visi susirinko, trūksta tik pačios meškos. Gali būti, štai ims jai ir paskambinsiu, tegu eina skelbti šventę. Nuo neatmenamų laikų taip ir būdavo. Kai visi įsikalbėdavo, meška pasilypėdavo ant kelmo ir pasakydavo: skelbiu didįjį vakarą. To pakakdavo, kad prasidėtų girios gyventojų linksmybės užsitęsusios iki paryčių. Tačiau šįkart dėjosi keisti dalykai. Visi laukė meškos ir didžiojo vakaro pradžios, tačiau jos vis nebebuvo. Žinoma, skambink, gal meškutė pamygo. Tu pats paklausyk. Tu nenurimk, skambink, meška miega. Knarkia net lūpos dreba. Eik jau, meška negali miegoti. Jis žino, kad šiandien yra didžiausia pavasario šventė. Tačiau net ir labiausiai netinkintys stvėrė telefonus ir ėmė skambinti meškai. Tikrai, ji neatsiliepė, tačiau telefonas nemelavo. Visi girdėjo jos garsų knarkimą. Ką beveiksi? Jei meška miega, didįjį vakarą gali paskelbti kas nors kitas. Na, kad ir uodas, kuris šiandien tiek daug triūsė. Didįjį vakarą skelbiu aš, uodas. Tada viskas ir prasidėjo. Strazdas ėmė suokti gražiausią savo melodiją, jam pritarė liepsnelė, būgnino genys, o kiškis lyg patrakęs letenėlėmis beldė į medžio kelmą. Muzika buvo tokia uždeganti, kad šokti iš karto pradėjo visi ir šoko negalvodami nei apie laiką, nei apie nuovargį. Girios gyventojai šėlo ir niekas net nepastebėjo, kaip iš krūmų baikščiai išlindo meška. Ji nemiegojo visą dieną, laukė, kada jai praneš apie didžiojo vakaro pradžią, tačiau nesulaukusi skambučio, ji nežinojo, ką daryti. Gal girios gyventojai pyksta ant manęs? Gal ko nors juos įžeidžia? Kai visai sutemo, meška nejučiom įsimaišė į dūkstančių ir šokančių girios gyventojų pulką ir kartu su jais šėlo iki ryto. Kai ryte visi išsiskirstė, ji tik tada pamatė, kad jos telefonas neveikia.
kad žiemą miegodama jį prispaudė ir suplojo į blyną. Juk puikiai galima gyventi ir be jo.